Daugiau nei 100 krepšininkų susirinko į populiariausią ir smagiausią vasaros sporto stovyklą. Klaipėdos rajone nuostabaus grožio Karklės miestelėje sostinės krepšinio mokykla tradiciškai surengė 10 dienų stovyklą mažiesiems krepšinio mylėtojams. Į stovyklą atvyko jaunieji krepšininkai iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Taip pat Olandijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Ukrainoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantys lietuviai. Pirmą kartą iš tikrųjų atvažiavau šią stovyklą prieš 3 metus. Ir tai buvo pirmas kartas, ne pirmas kartas Lietuvoje stovykloje, bet pirmas kartas į Eskimo stovyklą. Ir tikrai patiko ir susipažinau su draugais, kuriais dar dabar draugauju. Ir susitikinėjomės, vis susirašinėjom. Plius dar mano pusbrolis atvažiavo ir iš Ispanijos jisai yra. Irgi su maniu kartu atvažiavo prieš 3 metus ir jis manęs kiekvieną mėnesį klausė apie telefoną, kaip kalbam, kad jisai visą laiką nori į stovyklą važiuoti. Ir iš tikrųjų dabar kaip žiūriu, Eskimo stovykla labai daug populiarėja paskutiniu metu. Jauniausiam stovyklos dalyviui Danieliui vos 5, vyriausiajam 19 metų. O tau patinka krepšinis? Taip. Kiek metų jūs sportuoji krepšinį? 4. 4 metus? Taip. O kiek tau metukų pačiam? 5. Tai tu nuo 1 metų jūsų krepšinio kamuoliu? Taip. Oho, koks krepšininkas. O kas dar be krepšinio tau labiausiai patinka? Darbas. Didelė dalis krepšininkų į sostinės krepšinio mokyklos stovyklą atvyksta ne pirmus metus iš eilės. Ką tau pačiam davė šitą stovyklą? Man pačiam kaip išmokė gal drausmės labiau, kai tarkim buvau mažesnis, kai treniruotėse drausmės išmokė savarankiškai gyventi savarankiškiau, nes nieko prieš tai nebuvau panašiau daręs, nebuvau gyvenęs jokios stovykloje nieko. Krepšininkai pajūryje treniruojasi 2 kartus per dieną. Tarp treniruočių dalyvauja įvairiose varžybose, konkursuose, atlieka pasirodymus scenoje, o vakare su kitais stovyklautojais šėlsta diskotekoje. Kaip sugebat suderinti treniruotės ir tas linksmybės? Gal... Na, mes sutarėm su vyrais, kad jeigu jie atiduos visus 100% treniruotėse, tai jie, aišku, gauna kaip prizą tas linksmybės. Tai yra papildomas stimulas jiems dirbti per treniruotės. Sostinės krepšinio mokyklos krepšininkai artėjančiam sezonui dar rengiasi Anykščiuose ir Ignalinoje. Einam namo, treneri.